Jėzaus radijos! Atnešė auką į bažnyčią. Tipo narkomanai pradėjo vaikščioti, žinai. Ir skrajutės pamėčiau prie stoties, pradėjo vaikščioti. Vo, Panasonikas. Z***, ne? Pasišventinai, tu vis tiek kažkoks gali ar tai voktas būti. Jibėt mane voktas. Kas pas mus šiandieną? Aš čia padėsiu, gerai paskui pasimsiu. Jei nori būti kietas, klausykis Jėzaus radijo. Jėzaus radijas. Sveiki, mėly klausytojai, su jumis brolis Gailius ir tėvas Pranciškus. Labas vakaras. Šiandieną mes papasakosim apie 10 įdomesnių Jėzaus stebuklų, kurių nebuvo nei Biblijoje, ir aš juos surinkau iš įvairių evangelijų senų ir iš interneto. 10 vietoje būtų stebuklas, kai Jėzus, visi žino, kad Jėzus galėjo padaryti vyną iš vandens, bet mažai kas žinojo, kad jis iš to vyno paskui galėdavo padaryti konjaką, o iš to konjako gryną spiritą. Jis versdamas įvairius gėrimus į kitus gėrimus būtent ir patvirtino savo dieviškumą, savo sakrališkumą, kuris išties iki šių dienų stebina mus ir verčia mus tikėti šventąją dvasią. Teisingai. 9 stebuklą pristatys tėvas Pranciškus. Yra tekę skaityti Evangelijoje, kurioje buvo sakoma, kad Jėzus kartą yra perėjęs per didelį tarpeklį ant lyno, balansuodamas kiekvienoje rankoje po sergantį vaiką. Ir viena iš priežasčių, kodėl nebuvo įtrauktas šis stebuklas į šventąjį raštą, tai buvo todėl, kad Jėzus buvo pažadėjęs vaikams, kad juos išgydys nunešęs iki kito krašto ir dėja jo dėmesį patraukė apaštalai, pasakoja jam kažką juokingo ir... Bet net ir Dievo sūnus, kaip ir jis vis tiek buvo žmogus, o žmonės nėra tobuli. Aš turėčiau paprieštarauti, aš manau, kad Jėzus buvo tobulas visomis prasmėmis. Teisingai, taip. Jis buvo labai tobulo ūgio, svorio ir turėjo gana puikią barzdą. Taip, ir 8 vietoje būtų Jėzaus stebuklas, kaip jis išvarė demonų, jis atėjo pas jį grupę žmonių ir jie pasiskundė Jėzui, kad juos apsėdo demonai. Jis visus tuos demonus išvarė ir suvarė į kiaules. Vėliau po 3 metų tos kiaulės... Ir tai yra uždokumentuotas Biblijoje faktas. Tai yra tikras faktas. Mokslinis faktas. Tačiau ko nebuvo paminėta? Nebuvo paminėta, kad tos kiaulės po 3 metų sugrįžo pas Jėzų ir paprašė, kad išvarytų demonus iš jų. Tuomet Jėzus suvarė tos demonus į akmenis. Bet tai nebuvo paminėta, nes Jėzus galbūt iš karto galėjo suvaryti demonus į akmenis, kam reikėjo tą daryti. Ir tai atskleidžia dar vieną Jėzaus puikią savybę, kad Jėzus iš ties turėjo puikų humoro jausmą. Taip. 7 vietoje mes surandame tokį stebuklą, kuris irgi buvo nutylėtas Biblijoje. Tai buvo Jėzus išgydė žmogų, kuris miegojo nuo paralyžiaus. Ne, jisai sirgo paralyžiumi, bet tačiau miegojo. Taip, jis tuo metu miegojo ir Jėzus atėjo tiesiog į trobą ir nenorėjo jo žadinti, nes Jėzus yra labai geras. Ir jis išgydė nuo paralyžiaus tą miegantį žmogų ir žmogus atsibudęs vis dar galvojo, kad jisai serga paralyžiumi ir net nebandė judintis ir taip ir numirė, galvodamas, kad tebeserga paralyžiumi, nors jau buvo sveikas. Taip.